Sveiki, mėlyjeji. Taigi, kas laukia mūsų ateinančią savaitę? Bet prieš tai labai prašau, paspauskite patiktukus ir prenumeruokite mūsų kanalą ir Facebook'e paspauskite stebėti. Čia dėl didesnės sklaidos. Taigi, mėlyjeji, pradedam. Na, šita ateinanti savaitė yra palyginus rami. Rami ta prasme, kad neturėtų būti didelių stresų ir tiek pas mus ten valdžioj, tiek paprastų žmonių gyvenime. Labai seksi žmonėm, kurie dirba protinį darbą, taip pat mokytojams, dėstytojams. Kaip nekeista, mokytojai šią savaitę geriau susišnekės su savo mokamaisiais, tai yra mokiniais, ar su studentais dėstytojai. Tikrai bus kažkoks tai bendras sutarimas, harmonija. Taigi tikrai ypatingai mokytojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu bus kažkokios sunkesnės užduotis šią savaitę, tai būtent skirti šią savaitę, netgi ir kokią egzaminą, nes tai tikrai bus geresni ženkliai rezultatai negu įprastai. Taigi, dar kartą primenu, kad jeigu norite protinę veiklą šią savaitę vykdyti, tai jums labai seksis, būsite ant bangos ir tikrai pasieksite puikių rezultatų. Taip pat ši savaitė yra labai palanki sportui, judėjimui, tikrai nesėdėjimui prie televizoriaus, todėl, kaip ten sako norvegai, man atrodo, kad blogo oro nebūna, būna tik netinkama apranga. Tad tikrai rekomenduoju įsigyti gerą aprangą ir bet kokiu oru eiti nors kažkiek laiko pasivaikščioti, jeigu tingite nulėkti į Liepkalnį ar į Druskininkus paslidinėti, ar tiesiog neturite galimybių išvažiuoti užsienį kokiai savaitėlį biškį nuo kalno nusileisti. Taigi tikrai visą savaitę labai tinkama žiemos sportam. Taigi rogutės, girdėjau, Lietuvoje sniego yra, ir slidės bus pati geriausia atrakcija. Tiesa, dar sako, kad labai madingi dabar tie paužpakaliukai, kad pasidedi kažkokią plasmasėlę, bliūdelį plasmasinį ir nusileidė nuo kalnelio. Irgi labai smagu. Taigi, daugiau tai net nežinau, ką pasakyti, kadangi daugmaž toks ramus metas, taigi ir protui, ir kūnui labai palanki savaitė. Taigi iki kitos savaitės, ate.